Sveiki, gerbėmėjai. Svečiuose ir vėl Andrius Almanis. Nepatikėsite. Esame Seime. Taip. Labas, Andriu. Labas. Vilniaus saugumo forumas. Visą dieną kentėjai. Ką gerą išgirdai? Na kągi, prisipažinsiu, Vilniaus saugumo forume, kuris yra jau 10-asis, aš dalyvauju pirmą kartą, bet tai įvairiuose renginiuose teko dalyvauti, tų renginių labai daug yra. Svarbiausia, kad būtų kažkoks rezultatas. Girdėjau, galbūt kažko naujo neišgirdau, bet svarbiausia, kad žmonės kalbasi apie saugumą, apie jo stiprinimą, kas yra be galo svarbu. Kai kas gali sakyti, kad tai yra tik tai kalbas, na, šiuo atveju kalbas, bet susirinka politikai, susirinka atsargos karininkai, atsargos generolai, buvę kariuomenė vadai, kariuomenė vadų pavaduotojai, ministrai buvę ir esantys ir įvairūs kiti politikai, na, atsargos kiti kariai. Žmonės, kurie supranta temą ir kuriem ta tema svarbi ir kalbėtis, aišku, be jokios abejonės yra labai svarbu. Aišku, norisi, kad viskas vyktų iš tikrųjų gerai. Ir entuziazmas iš vienos pusės didžiulis, tai labai gerai, bet to pačiu ir jaučiasi gal toks kaip ir nusivylimas iš dalies, ypač paskutinę savaitę čia tokia intensyvi praėjusi su Trumpo visokiais pareiškimais, tai visi dar šokiai, bando kažkaip iš to šokio išeiti ir galutinis rezultatas yra labai aiškus, tai yra pasiruošimas, tai yra savo saugumo stiprinimas ir garantavimas, kad gyvensime saugiai. Viskas paprasta. Man visai patiko šiandien vienas pasisakymas, kur buvo labai teigiamai pasisakyti apie Čekiją. Nes Europos Sąjunga kalba taip, o čia šitaip, o Čekai iš tikrųjų, kadangi turi savo karinę pramonę, labai neblogai Ukrainai padėjo, o į susitikimą 19 dieną Vakar. Kur pakvietė Lietuvą, Latviją, Estiją, Belgiją, o Čekų nepakvietė? Nežinau, man atrodo, nepakvietė todėl, kad prancūzų abėcėlė nėra čia raidės ir tiesiog kažkoks ten sekretorė referentė praleido, kadangi tos raidės nebuvo. Aš aišku, juokauju, bet kartais gyvenime netgi taip nutinka tokių dalykų. Tikrai nežinau, kodėl nepakvietė, čia galime tik spėlioti. Čia galime spėlioti. Mes kaip tik vakar visai taip neblogai pakalbėjom, kad Jungtinės valstijos ir Rusija kalba apie ambasadų personalo atnaujinimą. Tai reiškia, kad prieš tai ambasadų personalas buvo sumažintas iki lygio, pavadinkim taip, konsulato. Dabar atnaujinamas. Ar tai reiškia, kad rusai su Jungtinėmis valstybėmis pradės kalbėtis kitaip? Ne su Jungtinėmis valstybėmis, bet su Trumpo ir jo administracija. Kas nėra viena ir tas pats, bet iš kitos pusės, tai šiuo atveju yra viena ir tas pats, dėja. Tai čia tas bandymas Trumpo administracijos susidraugauti su Rusija. Vieni galvoja, kad čia yra kažkokie tokie Trumpo žaidimai, kai jis vieną sako, kitą daro, trečią galvoja ir labai sunku suprasti, tik neaišku, koks visų to rezultatas. Kiti galvoja, kad yra nuoširdus jau tokie jausmai, kad Trumpą, kaip čia pagal jo prigimtį labiau traukia diktatoriai negu demokratijos, kad jis demokratijos iš principų nesupranta pagal savo, kaip sakoma, asmenybę. Dar treti galvoja, kad jis tiesiog išprotėjo, kas irgi labai panašu teisybė, bet... Nesutinku. Bet panašu. Sakykime, čia galbūt tokia taktika, bet jeigu tinka verslė tokia taktika kartais, tai politikai, ko gero, ne visą laiką tai tinka, bet jis nesupranta to skirtumo. Neįsivaizduoja, kaip komentuoti, visi yra pasimetę. Andriu, galimai aš su tavimi biškį nesutiksiu. Labai gerai, taip įdomiau, žinau. Nelaikau savęs trampistų, bet jeigu 22 metais, kai prasidėjo plataus masto karinė operacija Ukrainoje, Rheinmetalo akcijos pašoko trigubai. Išlenda Trumpas ir sako, dabar mes dėrėsimės ir akcijų kaina krenta. Jeigu aš būčiau verslininkas, aš dabar pirkčiau Rheinmetalo akcijas. Tai tiek turiu už ką pirkti, tie taip ir daro. O rytoj parduočiau. Aš čia juokauju, čia yra šiek tiek sarkazmo. Bet čia yra, sakykime, vis tiek tam tikra verslo prigimtis. Tu esi esminis žmogus, kalbantis apie post-Rusiją.
Taip. Na, bent jau Lietuvoje. Bent jau Lietuvoje. Tai mintis tokia, kadangi aš manau, kad šitą reportažą vis tiek turėčiau pavadinti post-Rusija, mes tiesiog plačiau užgriebėm šiek tiek geopolitinius dalykus ir aš manau, kad 19 dieną, kai pasikvietė Lietuvą, Latviją, Estiją, manau, kad prancūzai kalbėjosi su mumis vakar apie Lietuvos karių siuntimą į Ukrainą, ko gero po Jungtinių tautų vėliavą, ko gero ne su Jungtinių valstijų vėliava, nes Jungtinės valstijos kaip ir nežada tame dalyvauti, bet nesvarbu. Slaptumas kaip ir pienas turi galiojimo terminą, mes apie tai sužinosime. Taip. Post-Rusija. Vakar mes neblogai kalbėjomės apie Baltijos Respubliką. Kas tai turėtų būti? Tai yra dabartinė Kaliningrado sritis. Kodėl ne Kaliningrados? Dabartinė. Pagal dabartinė, taip kaip jinai oficialiai vadinama Rusijos, aišku. Ir Karaliaučiaus kraštas, ir Baltijos Respublika, ir Prūsijos, ir Rytų Prūsijos, tai tų pavadinimų yra daug. Tai Baltijos Respublika yra, sakykime, dabar šiai dienai naudojamas terminas aktyvistų. Baltijos Respublikos partija yra oficialiai steigta Rusijoje, bet dabar jau uždrausta be jokios abejonės. Ir jie aktyviai kovojo, kaip aktyviai, kiek įmanoma pagal galimybės. Jų pagrindinė idėja tai yra toje teritorijoje, kur dabar yra taip vadinamoji Kaliningrado sritis, įsteigti Baltijos Respubliką, nepriklausomą 4 Baltijos valstybę. Galbūt ir 5, jeigu dar Ingeramanlandijos Respublika įsteigs ten, kur Peterburgas dabar. Tai čia bus matyti. Tai sakykime, jeigu dar prieš porą metų daugam atrodė tos idėjos apie Rusijos regionų nepriklausomybę, apie nepriklausomą valstybę ten atsiradimą tokios kaip ir keistos, fantastinės, tai šiai dienai vis daugiau žmonių apie tai kalba. Ir tai jau tikrai nebe fantastinės idėjas, tai yra visiška realybė, kurią tik tai reikia įgyvendinti. Aišku, mes nežinome ten, kiek tų valstybių įsteigs, galbūt kažkokios konfederacijos, dabar galima fantazuoti, bet iš kitos pusės, aš manau, reikia ne tik fantazuoti, bet ir tiesiog kurti įvykius, tiek kiek ir įmanoma juos planuoti ir tiesiog pasistengti, kad jie būtų gyvendinti. Šitoje vietoje aš norėčiau pasakyti tokią frazę klasikinę, kad geriausiai valdo chaosą tas, kuris jį kūrė. Taip, būtent. Čia žanro klasika. Mes privalom sukurti chaosą Rusijoje. Kitaip neįmanoma jūs nugalėti. Tik tai taip. Gerai. O kito kelio aš nematau. Jeigu Lenkijos prezidentas kalba apie tai, kad Rusija negali laimėti šito karo. Dar sakant, jo frazė yra, jinai neprivalo pralaimėti šito karo, bet neturi gauti naudos iš šito karo. Kažkaip sudėtingai labai. Labai sudėtingai, toksai kaip politiškai korektiškai, bet kitas mūsų senas draugas, prisiminėm, tai klasiokai buvom, Che Guevara jisai, jisai sakė... Pradinė lankėm kartu. Jo, pradinė, jo. Džiunglėse. Jisai sakydavo, būk realistas, reikalauk neįmanoma. Aš girdėjau, kad Kennedys tai pasakė. Tai jis irgi mokėsi kartu. Nesvarbu, žodžiu, ten visą. Darželį. Taip, darželį. Jo, bet grįžtant prie to, būk realistas, reikalauk neįmanoma, čia yra išeitinė dėrybinė pozicija. Taip. Ir jeigu dėrybiniai pozicijoje, nesvarbu kas, valstijos, rusai, lenkai, mes padedam kažką tai, kas yra, labai artima absurdui, tai yra atskaitos taškas, nuo kurio tu gali daryti nuolaidas. Panašiai Trumpas elgėsi, bet kartais mes norėtumėm, kad jis prieš Rusiją pritaikytų tokius dalykus, bet jis kažkodėl tai taiko prieš savo sąjungininkus. Nelabai žinau, kodėl. Galbūt rezultatas tas, kad priverčia, čia yra toks kaip spyris užpakalį, priverčiantis atsibusti. Tai galbūt gerai, jeigu tai padės. Tai sakykime, iš tos pusės tai gerai. Aš vis dar noriu būti trumpistas. Bet vis sunkiau. Bet man vis sunkiau sekasi. Su kiekvieno jo pareiškimo vis sunkiau. Nes, Pachūros arba taip. Būk nuoseklus. Nuoseklumo. Ko noriu? Trumpas ir nuoseklumas nesuderinami dalykai. Taip kitko, pirmoji kadencijoje, aš dar tada tarnavau karo akademijoje, atvažiavo delegacija iš Jungtinių valstijų ir vienas buvo iš patarėjų komandos. Ir mes protingi, gerai, manom, kad mes protingi, mes uždavinėjom klausimus ir sakom, tai ko jisai iš tikrųjų nori. Sako, mes, patarėjų komanda, užduodam tą patį klausimą. Jūsų ekscelencija, ko jūs norit? Ar jūs pats žinot dar neaišku? Ir jis sako, kai aš susimanysiu,
aš jums pasakysiu. Kol kas dar neužsimanė. Dar neužsimanė. Ir mes sakom, tai mums kurį planą ruošt? Jisai sako, dabar ruoškit visus. O paskui, kai reikės, jūs tą vieną ištrauksit. Ir ganas toks dalykas, kad kai Kinijos prezidentas laikosi Jungtinėse valstijose ir atliekamas smūgis į Siriją, tai buvo suplanuota taip, per sekundę, kaip signalas. Kai buvo šitie nastamnietų, vagneriečiai, nušluoti buvo per sekundę. Bet esmė tame, kad karinės operacijos jos negali būti planuojamos per sekundę. Tai žinoma. Tai yra tam tikras pasirinkimo laikotarpis. O dabar grįžtant prie, vis tiek, kalbame apie tą post-Rusiją, tai kiek tų valstybių turi būti, nes vis tiek, aš kai kalbu, uždavinėju klausimus dabar, nes net nekalbu, tu kalbi. Kiek valstybių turi būti dabartinėje Rusijoje? Čia nesminis klausimas. Daugiau negu, tarkim, pagėdautina daugiau negu 5, dar geriau 10, dar geriau 15, dar geriau. Šiaip Rusija yra kažkur apie 80 regionų, galbūt 80 naujų valstybių neatsiras, bet 14 bent jau. Tai vėlgi, sakiau, čia ko gero reiktų nespėliuoti, bet kontroliuoti tos dalykus. Vakarams tai yra visiškai manom padaryti, bet jie to nenori, jie bijo to Rusijos subirėjimo, kuris yra absoliučiai neišvengiamas. Kito kelio aš nematau. Jeigu Rusija paliks teritoriškai vieninga, kad ir, tarkim, demokratinį, nors labai sunku įsivaizduoti, sakykime, po Putino režimo žlugimo, kuris vis tiek kažkada bus, vien dėl tos priežasties, kad Putinas, ko gero, žinai, negyvens, tai režimas žlugs, atsiras kažkoks postputiniškas režimas, gal pusiau demokratinis, toksai kaip Gorbačiovo Jelcino laikais, bet ko baigėsi? Gorbačiovo Jelcino laikai baigėsi, Putinu ko baigėsi vasario revoliucija Rusijai, kuri demokratijos užuominas davė keliem mėnesiam. Tai kiek tos demokratijos baigėsi 17, taip. Baigėsi spalio revoliucija ir bolševikų. Prieš 120 metų, 1905 metais. Vėl buvo kažkokie bandymai tenai. Bandymai buvo ir kur aš matau tam tikras paralelės, nes prieš 120 metų, 1905, sausio 22 dieną, žmonės išėjo į gatves taikiai ir gavosi kruvinasis sekmadienis. Ten buvo provokacija, čia viskas aišku. Aš nežinau, ar tai buvo provokacija. Nepaisant to, kad tas kunigas kaip ir Harankos agentas buvo, tai gali būti provokacija. Gali būti, gal taip išėjo, nežinau. Sunku pasakyti, caras labai bijojo. Caras netgi išvažiavo iš Baltųjų rūmų. Jo. Baltųjų. Žiemos. Žiema balta. Ja. Taip kaip Putinas pabėgo iš Maskvos, kaip Prigožinas artėja. Ja, tai dabar gaunas toks dalykas, kokias sąlygas. Vis tiek bus dėrybos. Vis tiek bus dėrybos ir mes kalbame apie post-Rusiją. Sakant, aš nematau realiai, kad Rusija subyra. Aš tiesą sakant net nematau, kad Trumpas norėtų, kad Rusija subirėtų. Tai čia va didžiausia problema. Aš netgi matau... Jeigu jisai norėtų, tai tą įgyvendintų. Aš netgi, dabar labai blogai pasakysiu, visų atsiprašau. Manau, kad Trumpas galvoja, kad galima su Rusais draugauti prieš Kiniją. Ko gero, taip ir yra. Blogai kalbu. Man pačiam nepatinka šitą idėją. Bet tai panašu teisybė. Bet panašu į tai... Jis Kinija mato kaip žymiai didesnį grėsmę negu Rusija. Absoliučiai. Ir kai mes kalbame apie, sakykime, pasaulio polariškumą, yra daugiapolis pasaulis, dvipolis pasaulis, tripolis pasaulis, you name it. Kai vyko šaltasis karas, tai visi žinojo, kad pasaulis yra dvipolis. Buvo paprasta tada. Buvo paprasta. Kaip dabar? Kaip dabar skaičiuoti pasaulį? Dabar, sakykime, yra... dabar sudėtingiau. Yra iš dalies dvipolis, dvipolis nebėra, yra keli poliai, sakykime, vakarų pasaulis, labai sąlyginis irgi toksai besiskaldantis, bet dar yra tas vakarų demokratinis pasaulis, yra Kinija, yra taip vadinamieji globalūs pietus, nors nelabai ką žino, ką tai reiškia, bet tarkim ten Saudo Arabija kaip atskira, gal daugiau aišku regioninė jėga, kaip regioninė jėga Iranas, bet sakykime, kaip pasaulinės jėgos, tai
Pasaulinės jėgos tai ko gero Kinija ir vakarai, taip vadinamieji. Rusija jau tikrai nebėra pasaulinė jėga, Rusija yra tik tai regioninė jėga, tai čia akivaizdu. Nors Trumpas kažkodėl bando iškelti Rusiją į pasaulinį jėgą. Nežinau, kodėl jis tai daro. Tai... Šito nelabai suprantu. Paminėjai Saudo Arabiją. Taip. Šią savaitę dvišalės dėrybos tarp Rusijos ir Jungtinių valstijų vyksta kur? Saudo Arabija. Saudo Arabija. Kadangi tai yra labai stipri regioninė jėga, tai čia be jokios abejonės. Ir man iškyla klausimas. Tiesiog man, pavyzdžiui, Müncheno saugumo forumas, saugumo konferencija, ir vyksta vasario 14, gerai. Vasario 14 gera diena jau. Jo, ten, kaip sakant, įvyko Jungtinėse valstijose ten susišaudimas žymusis. Mafijozai tarpusavy įsišaudė, bet ne apie tai kalba. Ir gaunas toks dalykas, kad išlenda tokios uodegos informacijos, kad maždaug rusai dėrėtis nepasiruošė. Rusai sako, dėrėtis pasiruošė. Jungtinės valstijos sako, Zelenskis čia biški klysta, Rusija sako, Zelenskis neteisėtas prezidentas nuo 24 gegužės 21. Ir viskas taip trakšt. Ir susidaro įspūdis, kad tokio jovalo informacinėje erdvėje dar, bent jau aš tai tikrai nemačiau, Ką tai reiškia? Sunku pasakyti, ar čia vienas Trumpas sugebėjo viską tą padaryti, bet panašu į tai. Tai yra jo darybinė taktika, kurios jis laikėsi kaip verslininkas ir ją jisai perkelia į politiką. Bet, pasirodo, valstijose yra kritinė masė žmonių, kuriems patinka tokia politika, gal dabar jau trupučiuką pradeda nusivilti, sunku pasakyti. Bet kadangi Jungtinės valstijos kol kas yra valstybė numirs vienas pasaulyje, tai, kaip sakoma, jeigu Amerika nusičiaudė, tai visas pasaulis susirga slogą. Tai va taip ir yra. Tai būtent dėl to tas yra visas informacinis ir galbūt ne tik informacinis jovalas. Nežinau, kad tai baigsis, aš galvoju, jeigu baigsis gerai, tai bus galima Trumpą visas tas nesąmonės atleisti, sakykime, jeigu jis tokią taktiką panaudoja. Bet panašu į tai, kad jis ko gero jau, paskutinius jo pareiškimus apie Zelenskį, kaip apie ten komiką, apie diktatorių, tai nepanašu jokia taktika, panašu jo nuoširdžius kliedesius ir net nežinau, ką su tuo daryti. Pasaulis turi reaguoti ir turi labai griežtai reaguoti, nes kitokio varianto nebematau. Aš pabūsiu trumpistas šitoje vietoje, Tačiau labai sunku tą daryti. Sunku, bet aš labai noriu, Labai noriu, nes jisai yra teisėtas Jungtinių valstijų prezidentas. Jungtinės valstijos, pas paminėjai, yra number one pasaulyje valstybė, ekonominė galia, ir tikrai dar 4 metus nedegraduos. Nesugebės taip greitai degraduoti. Tikėkime. Kad Zelenskis iš komikų teisingai. Heksetas irgi, jeigu taip gerai kalbėti apie gynybos sekretorių. Vienas irgi aktorius buvęs, tai koks šis skirtumas? Tai šitoje vietoje, aš manau, šitie argumentai yra tiesiog neesminiai. Kas tu buvai ir kas tu esi. Galingiausias valstybės prezidentas tai kalba, tai vis tiek kažkas. Jo, bet jisai formuoja įvaizdį, kuris iš tikrųjų nereikalingas, bent jau šioje situacijoje. Bet ir Amerikai nereikalingas. Absoliučiai. Ir man atrodo, kad Jungtinės valstijos turėtų laikytis pozicijos, tvirtos rankos. O dabar susidaro įspūdis, kad po Reigano kaip ir nebuvo nieko, ne? Tai Trumpas tą tvirtą ranką rodo prieš savo sąjungininkus, o prieš priešus nerodo. Kodėl, nežinau, tikrai nežinau. Čia labai įdomus dalykas, kad jisai prispaudė, pavadinkim taip, kolektyvinius vakarus investuoti daugiau į gynybą. Aš labai dėkingas. Čia šiaip gerai. Čia šiaip gerai, labai gerai, Kitas dalykas, jisai pirmoji kadencijoje praktiškai kalbėjo tą patį, tik tai jisai dar tada galbūt ne visai suprato, arba galbūt ne visai žinojo, kaip yra tie povandeninės srovės. Dabar jisai jie žino. Taip. Ir tai, ką jisai dabar daro, aš tikrai noriu būti trumpistas. Aš noriu būti trumpistas, bet jeigu aš nesuprantu, man labai sunku patei. Grupė dėl čia. Andrius Salmanis, Valerijus Šerelis ir Saidas Blistripas. Kur gyvena Saidas Blistripas? Saidas Blistripas dabar gyvena Čikagoje. O ten tai trumpistas. Visiškas trumpistas ir kai kalbamės telefonu, jisai turi visus argumentus. Sunku pasiginčyti prieš jį. Prieš jį ginčytis neįmanoma. Ir jisai kalba apie mokesčius,
apie mokesčius, kuriuos jisai, būdamas vidutinės klasės atstovas, jisai sako, jeigu anksčiau galėjau išvažiuoti vieną kartą per metus į Lietuvą ir vieną kartą per metus į šiltuosius kraštus, tai dabar nebegaliu, nes turiu išlaikyti, pavadinkim taip, demosą ir nebegaliu sau leisti prabangos, kurią galėdavau leisti anksčiau, žinai. Tai jisai labai nepatenkintas Obama, jisai labai nepatenkintas Bidenu ir jisai labai už Trumpą, nes jisai nori mažesnių mokesčių. Taigi, mes turime galvoti ne apie tai, ką daro Jungtinės valstijos pasaulyje, o dar ką daro nauja administracija pačioje Amerikoje. Čia irgi žiauriai svarbus žaidimas. Tai čia populistiniai žaidimai, daug dievė, kad iš tikrųjų tas gyvenimas amerikiečiams pagerėtų, nuo to ir visiems bus geriau. Nes gerai gyvena ne tie, kurie skriaudžia aplinkinius, bet tie, kurie prekiauja ir draugauja su aplinkiniais. Nes skriausdamas aplinkinius gali gyventi gerai kurį laiką, paskui pasibaigs tie aplinkiniai, nebebus iš ko tau. Čia elementarus dalykas, čia kaip, sakykime, karvę galima paskersti ir suvalgyti jos mėsą, arba galima daug metų melžti. Pasirinkimas. Paskersi nebeturėsi ko. Tai čia paskersi labai nebeturėsi. Jo. Taip, labai paprasta. Ir čia reikia tas pas. Labai tikiuosi, kad Trumpas ir jo aplinka supranta tos dalykus, kaip verslininkas jis turėtų suprasti. Ar gali būti? Bet tokią sumaištį sukelti, galbūt šoko terapija. Ar gali būti, kad jisai sukėlė šitą sumaištį tyčia? Gali būti. Tam, kad iš šito jovalo paskui gauti konkretų rezultatą. Jeigu Europa iš tikrųjų susimobilizuos ir pradės skirti daugiau gynybai ir pasiruoš realiai gynybai, tai čia bus labai geras rezultatas. Galbūt jis iš to siekia. Čia, kaip vienas iš rezultatų. Sektinų. Amerikai tada reikės mažiau leisti pinigų negu iki šiol. Ta prasme, jie norėtų leisti mažiau pinigų ir pasiekti didesnį rezultatą. Visai nesenai su tavim kalbėjomės apie post-Rusijos atstovavimą Europarlamente. Ne Europarlamente, Europos tarybos parlamentinės asamblėje. Atsiprašau, tikrai nežinau, tai prašau paaiškinti publikai. Europos tarybos parlamentinė asamblėje, tai yra Europos taryba, tai visų pirmiausia yra organizacija vienijanti kažkur apie 50 šalių, tai be Europos Sąjungos yra kitos Europos šalės, tokios, sakykime, kaip Balkanų, kurios dar nepriklauso Europos Sąjungai, kaip Ukraina, Moldova ir panašiai. Rusijos delegacija, prasidėjęs plataus masto invazijai, buvo išmesta iš Europos tarybos. Ir gal suspenduota, nežinau, ten buvo gal 16 žmonių, dabar tiksliai nesimenu pagal tą kvotą. Ir dabar jau atsirado tokia idėja Europos tarybai, kad į tą vietą reikia priimti Rusijos opozicijos atstovus. Jie gal nebūtų kaip pilnateisiai nariai, kadangi nėra parlamentarai, bet kažką tai vis tiek reikia. Tai Ir iškilo idėja tam tikrose sluoksniuose Europos tarybos, kad ką reiškia Rusijos opozicija, tai ten ir Khodorkovskio organizacija, ir Navalny, ir Kasparova, tai ten konkurencija didžiulė prasidės, bet visi jie yra tokie kaip ir maskviečiai, nors dabar Maskvoje negyvena, bet jie atstovauja Maskvą, sąlyginai. Tas, sakykime, centrą, jeigu taip, tas labai centras Rusijai labai visą laiką svarbus yra kažkodėl tai. Bet ten Europos taryboje tam tikrose sluoksniuose iškilo tokia idėja, kad bent dalį tų vietų skirti reikėtų Rusijos regionams. Tiems, kurie siekia nepriklausomybės ir kurie didžioji absoliuti dauguma suvienyta yra mūsų forumo, tai yra laisvųjų post-Rusijos valstybių forumo. Ir neseniai vyko darybos, rezultatas koks bus, nežinau, bet manau, bent porą vietų bus skirta. O jeigu iš tikrųjų mes jau šiai dieną turime atstovą, kuris sutinka, kol nebus tų naujų narių, jisai sutinka atstovauti tuos regionus ir galės, kaip sakoma, Maskva putuotis. Kremlius, ta prasme, kad neturi oficialių atstovų, už tai Rusijos regionai, kurie kol kas dar neturi savo valstybių, jau turės bent kelis atstovus Europos tarybai. Tai jau čia yra tikrai didžiulis pasiekimo žingsnis. Kai kas gali kritikuoti, kad čia vėl tik tai kalbos, bet šiai dienai tai tik tai kalbos, aišku, bet tai yra vis tik tai didžiulis politinis pasiekimas, kaip ten bebūtų. Turint omeny galų gale mūsų resursus, pajėgumus, bet šiaip tikrai. Aš tikiu, kad taip ir bus. O tai kas atstovauja? Tai kol kas dar darybos vyksta. Tai čia, sakykime, aš įsivaizduoju, bus konkurencija.
kiekvienas regionas tikrai negaus po vieną vietą, nes, sakykime, jeigu visiems regionams skirs 2 vietas, jis kalbėjo apie 2, paskui pradėjo kalbėti gal apie 4, tai čia vėl kol kas darybų reikalas, tai jau turės jau tie regionai patys tarpusavį susitarti. Na, pirmiausia, kad bent žmogus jau angliškai mokėtų, tai jau pagėdautina, jeigu nemokės, tai jau ir neatstovaus. Na, ir kad be jokios abejonės susigaudytų situaciją ir turėtų savo konkrečius politinius nusistatymus, ideologiją ir tenai dirbtų. Bet kažkaip susitarsim, aš manau. Bet tai susijęs su tuo, ką mes vadinam post-Rusija? Tai be jokios abejonės. Tai tada vėl iškils klausimas, kiek gabalų? Čia nesminis klausimas. Esminis klausimas yra, kad tas procesas iš viso vyktų. Ir dar ką noriu pasakyti, jeigu tenai bus tos centrinės opozicijos, taip pavadinkiu sąlyginai, net nežinau kaip jie vadinti, atstovai, jau kiek suprantu bus daugiau, nors aš nežinau, kodėl daugiau jų turi būti, bet tiek to. Bet tų regionų atstovai tikrai nebus vienoje delegacijoje su tais ten Khodorkovskio, Navalno opozicionieriais, nes iš karto pirmą dieną susimuš ir tada visus išvarys iš Europos tarybos. Jau kaip atskiras delegacijos, galbūt irgi bus konfliktai, kas yra sveikintinas dalykas politikoje, tai kažkaip tas idėjas, manau, ten labiau prastums. Na gerai, kadangi Vladimiras Vladimirovičius Putinas yra senas saugumietis, patyręs saugumietis, tai terminas kaip kontroliuojama opozicija, jiem tikrai pažįstamas. Tai be jokios abejonės. Tiesiog kitaip būtų debilas, žinai. Tai jeigu mes kalbame apie kontroliuojamą opoziciją, tai šitoj kontroliuojamoje pozicijoje, mes nematom šešėlį to, kas dabar vyksta Rusijoje. Na, dar neaišku, kas tai yra kontroliuojama opozicija. Mes galime tik įtarti, tokių tarinėjimų pastovi yra, ten vieni kitus kaltina, kad tas yra ten FSB agentas arba tas, aš asmeniškai tokių dalykų labai nemėgstu. Neturėdamas konkrečių įrodymų, negali žmogaus kaltinti. Nors galbūt labai jauti, kad taip ir yra, bet negali taip sakyti, nes galbūt apsirinkė bent keli nariai iš tos kontroliuojamos opozicijos tikrai pateks, bet aš nematau nieko baisaus, tai čia, sakykime, neišvengiamas procesas, tik tai reikia sekti tą dalyką ir pasistengti šitos pusės kontroliuoti. Dar Romėnai yra pasakęs, skaldyk ir valdyk, žinai. Tai, sakykime, kažkas yra kontroliuojama opozicija, kažkas nėra kontroliuojama opozicija, bet yra apkaltintas, kad yra kontroliuojama opozicija ir jau tu gali skaldyti. Tai prasme, ir jeigu yra opozicija, kuri vieningai pasisako apie Rusijos skaldymą. Šiai dieną to tikrai nebus. Ir jeigu juos dar suskaldyti, tai kaip jūs įsivaizduojate galutinį rezultatą? Galutinį rezultatą, nepriklausomai nuo Europos tarybos, nepriklausomai nuo to, ar ten bus delegacija ar nebus, galutinis rezultatas bus dabartinėje Rusijos federacijos erdvėje atsiradusios naujos valstybės. Kada tai bus ir kokią kainą, aš nežinau, bet kad tai bus, tai aš jau 100% garantuoju. Bet kokią kainą, čia karo pagrindinis dalykas ir kada. Jo. Čia esminiai tokie klausimai. Rusijos federacijos branduliniai ginklai, jie visi bus atiduoti Ukrainai? Čia aš taip drąsiai, taip pukšt. Post Rusijos laisvųjų valstybių forumas yra priėmęs daug dokumentų, deklaracijų, kurie, aišku, vėl galima kritikuoti, kad tik tai žodžiai, tik tai deklaracijos, bet nuo to viskas ir prasideda. Yra viena iš jų apie brandulinius ginklus, tai yra mūsų nuostata yra absoliuti denuklearizacija. O kam bus atiduoti, ar Ukraina, ar Jungtinėm valstybėm, ar NATO, ar sunaikinti, sunku pasakyti. Tarkim, palikti tuščią erdvę be branduolinio skydo, turint omeny, kad kitos valstybės kuria brandulinius ginklus, galbūt nelabai gerai. Bet čia, manau, turėtų tie, kurie turi sprendimo teisę, tokius dalykus jau dabar planuoti ir juos vykdyti. Bet trupučiukas atsiprašau, bet jeigu jie to neplanuoja, jeigu vykdo stručio politiką, galvos kišimų į smėlio, turėdami sprendimo teisę politiką, tai būtų labai keista ir liūdna. Aš įtariu, kad taip ir yra, bent jau iš dalies. Bet jeigu tie planai kūrimi, aišku, jie slapti turėtų būti, bet iš kitos pusės reikia ir kažkiek viešumo. Tarkim, tai, kad Rusijoje privalome sukelti ginkluotus konfliktus ir kuo daugiau,
kad jie pradėtų rūpintis savo teritorijų, ne aplinkinimu. Vidinę aplinką. Taip. Tai čia, čia nėra jokia paslaptis, čia yra konkreti politika, kurią privalome vykdyti. Jeigu vakarai nesugebės organizuoti ginkluotų konfliktų daug visoje Rusijos teritorijoje, tai bus blogai. Bet šiai dienai jo to bijo kol kas. Nežinau kodėl. Čia yra neišvengiama sąlyga mūsų išlikimų. Gal viena iš esminių sąlygų. Čia drąsiai, bet tebūnė. Kaip kitaip? Mes įsivaizduojame Rusiją kaip, sakykime, šitą dabartinį karą, kaip ten kažkur už sienos stovi kažkokie orkai ir mes čia pasiruošę gintis ir neaišku, kaip mums pavyks apsiginti. Tai jeigu mes taip mąstysime vien tik tai gynybiškai, tai mes niekada karą nelaimėsim. Karą gali laimėti tik tai puldamas, besigindamas niekada nelaimėsi. Aš neturiu omeny konvencinio karo, nebūtinai. Bet, sakykime, priversti juos tarpusavį kariauti. Tai yra žymiai geriau negu mums prieš juos kariauti. Ne, tai nekonvencinis bet karas. Niekas kol kas to nedaro, nežinau kodėl. Žiūrėk, Andriau, labai paprastai. Apie nekonvencinį karą niekas garsiai niekada nekalba, jį tiesiog kariauja. Tarsi nekonvencinis karas, dėl to ir vadinasi. Čia būtų konvencinis, bet, sakykime, ne mūsų rankomis. Tėvūnė. Visai nesenai išėjo filmas, vadinasi Tarpeklis. Ir ten labai toksai įdomus siužetas, kur yra, kaip sakant, snaiperis iš vienos pusės, snaiperis iš kitos pusės, kur mergaitė atseit lietuvaitė, bet dirba Maskvai, yra rytų flangė. Nemačiau to filmo. Jisai 25 metų, tarsi, jisai ką tik. Tarsi, aš irgi dar nemačiau, bet... Atsiprašau, kieno čia filmas? Jungtinės valstijos su Britanija kartu pastatė, žinai. Reiks pažiūrėti. Reiks pažiūrėti, nes jisai tuoj atsiras ekranuose. Bet aš, kaip sakant, skaitau kritiką. Ant ko užlipau? Užlipau netyčia, kad jinai ten, jinai sėdė mergaitė, kaip sakant, kažkur tai saugo blogio slėnį ir dainuoja su gimimo diena, lietuviškai. Gerai. Ne, iš tikrųjų gerai. Gimtadienis. Jos gimtadienis. Tai tu jau matėjai ar tik tai dar ištraukas? Tik ištraukas. Ištraukas ir kritika ir daug žmonių sako, viskas blogai, ten filmas... Tarsi, žinai, kaip lietuviai. Viskas blogai, žinai, kiti sako, viskas gerai, žinai. Vieni sako visai be akcentų, kiti sako visai su akcentu, iš tikrųjų su akcentu, bet netame esmė. Netame esmė, ten rytai ir vakarai susivienyje prieš blogį, kuris yra kažkokie mutantai, žinai. Čia fantastinis filmas? Jisai fantastinis filmas. Bet matai, supranti, su fantastika ir su karinėm technologijom, čia mes ne visada žinom, kas yra fantastika. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, kodėl šitas filmas išėjo 25. Ką tik. Kodėl tame filme yra rytai ir vakarai susiję dėl bendro tikslo prieš kažkokias korporacijas, kurie gamina mutantus. Kodėl ten atsiranda lietuvaitė? Kodėl per Miuncheno konferenciją... Lietuvaitė į gėrio pusę yra blogio? Tiesą sakant, į gėrio, žinai, bet paskui gyvena Prancūzijoje, žinai. Paskui. Sakau, neišduok. Paskui, sakau, o tai kodėl Budrį 2 kartus parodė per Venco pasisakymą Miuncheno saugumo konferencijoje? Šiaip sau nevyksta tokie dalykai. Būtent, Andriau, aš noriu pasakyti, kad ko gero, labai noriu tuom tikėti. Dėl mūsų intelekto, proveržio ir greičio, dabar reikėtų pradėti juoktis. Lietuvių proveržio, greičio ir intelekto mes... Gerai, kad mes tokie kuklus. Ja. Dabar jau galima juoktis iš tikrųjų. Dabar galima juoktis. Tarsime, atsiranda personažas, hollywoodiniam filme, atsiranda Budrys 2 kartus, kaip sakant, ekrane labai rimto pasisakymo metu. Ir šiaip mažos valstybės, kaip mes, tik tai per greitį intelektą ir proveržį, tik tai galima atsidurti prie bendro stalo, žinai. Tai taip. Ir jeigu mes būsim greitesni už, nesvarbu ką, intelektualiai, tai ir gyvensim taikiai. Aš taip noriu galvoti. Kiek minučių pas mus gavosi? 34. Užtenka, ko gero. Tai užtenka. Pratęsim kitą kartą. Ačiū, Andriu, kad sutikai. Ačiū. Seimas, gražu, vitražas. Tikrai gražu. Vilniaus saugumo forumas. Mažai pakalbėjom apie forumą. Tiesą sakant, nelabai ką ir pasakė. Gerai, susitiko žmonės, pakalbėjo, pabendravo, viskas gerai. Iš tikrųjų, tai, ką kalbėjomės,
ne panelėse, buvo ko gero netgi svarbiau. Kaip visada ir būna. Kaip visada ir būna. Ačiū Jums uždėmesi. Iki. Iki.